Sveiki, sveiki. Netikėtumų dieną. Per netikėtumų dieną galite įsigyti šitokį peilį. Peilis Awagami Super 63 Hz. Tai yra labai daug. Pjauna įspūdingai, nes vis dėlto labai plonas nuolydžiukas, labai plonas suvedimas. Ir centre Awagami Super plienas 63 Hz. Damaskų plienų apkaltas. Ką reiškia Damaskų? Laminuotas Damaskas vadinasi. Tai iš tikrųjų centre Awagami Super labai kietas branduolys ir aplinkui jis yra apkaltas daugiau sluoksnių minkštesniais vis plienais, kad mažiau rudėtų, kad truputį lankstumo turėtų. Peilis labai kietas, skirtas pjaustyti viską įskyrus šaldytus produktus ir kas liečia kaulus, nes jį galite sulaužyti, o šiaip vytintą dešrą, mėsą, virtuviai viską. Peilį reikia nuplauti ir nuvalyti, visada sausą laikyti. Peilio ašmenys per laiką, kur matote blizgančius baltus, jie palieka juodai mėlyni, jeigu gerai prižiūrite. Pasidengia patiną tokią, kurie apsaugo nuo rūdžių dar papildomai. Bet visą laiką nuplautas ir sausas turi būti. Jeigu neprižiūrėsite, gali pradėti rūdyti. Bunkas stilius tai labai patogus peilis, tiek taip pjausti, tiek kas mėgsta su galiuku pjaustyti, tai be galo fainas. Lengvumas tai vėl pasakiškas. Labai gerai rankena padaryta, viskas pas jį labai tvarkinga. Šitą peilį, jeigu šiandien sugalvosit įsigyti savo ar dovanai kažkam, tai kaina jo yra 375 euriukai. Labai nedidelė kaina palyginus kaip už tokį rimtą peilį. Bet čia ne viskas. Jūs gausite papildomai tokį peilį. Įsivaizduojat, koks galingas peilis su kokiu galingu dėklu. Nepriklausomas. Dėklas nepriklausomas yra, tai sakant, galite nusimti šią dalį už čia už diržo nešioti, bet šičia galite už čia. Tokiu atveju jūs lenksitės ar kur į žemę atsirems peilis, jis lankstysis. Tai žodžiu, labai patogus yra peiliukas, dėkliukas ir pats peilis. Apžvelgiam patį peilį. Tai toks yra medžio rankena, taip pat be galo patogi, pasiėmimat iš karto į limpą. Gražus žalvarinis bolsteris ir Damasko plienas. Damasko plienas yra ne Pakistano, kurie ten pastoviai rūdi, bet rusų gamybos 60-62 Hz tame tarpe. Galandau tikrai geras plienas, tikrai fainas. Tai žodžiu, perkant šį japonišką peilį, gausite šitą dovanų. Jeigu jau kartais sakysit, man nereikia dovanų, tokių aš nenoriu, dar kažką, tai neturėsiu kur dėti, aš tik virtuvėje dirbu, sakysit, tai gerai, viskas tvarkoja, tada 100 eurų čekį dar gaunat vietą šito peilio, gaunat 100 eurų čekį sekančiam apsipirkimui. Pirmam perkančiam šitą peilį, toks pasiūlymas. Rašot į komentarus imu ir gaunat šitą pasiūlymą. Arba papildomai peilį, arba 100 eurų sekančiam apsipirkimui, arba išleidimui aukcionuose. Sėkmės, draugai.